Nu, kaip visą dar vieną mūsų kelionę vasarinė. Vasara tik prasidėjo, 2 birželio. Bandysim važiuoti iki Gradialio. Toje va vėl sulauksim savo šturmano, kaip visada, ir bandysim. Sėdusi, bandysim važiuoti. Opa. Padarė opa. Nu ką, užsidarom duris ir judam po biškį. Nu, kelionė į Gradialį tęsiasi. Ai, dar ne Gradialį, dar į Šventąją didelių čeburekų valgyti, jeigu gausim. Nu, bandom į čeburekų valgyti. Kaip ten gausis, bus matyti. Kažkur tai čia reikės eiti laiptais lipti. Jo, ten turbūt aš galvoju. Pamatuosiu taip. Ja. Nu ką, užsisakėm 2 čeburekus. Kažkas alaus sakė, kažkam gira teko. Tik be pavydas scena. Toks ir gyvenimas. Bet čia taip kaip ir nieko toje eilėje. Bet mes tik tai vieninteliai lankytojai. Šiandien yra birželio 2, vasara. O mes vieninteliai jau. Nieko aplinkui, nei viduj, nei nieko. O ten vienas labai geras grožis, reikia pažiūrėti, aš parodyti. Noriu prisiminti visiems. Eičiau virsdamas. Va. O čia tai grožis. O čia tai grožis. Va, čeburekai mūsų atėjo. Tai Vilma dabar bando pavaizduoti, kaip jie atrodo. Bet sakė, jie neišėna. Nu, ką čia vaizduoti čia. Čeburekas kaip čeburekas, va. Tai va, dabar bandysim įveikti. Nors, aišku, ne pirmas kartas. Pasistengsim ir bus viskas gerai. Nu va, Arvidukas sukirto. Tik liko piržinės ir popieriukas. O Vilmai sunkiau sekasi. Tam. Nu, skanaus. Nu ką, papietavom. Bet sunkiai po tokių pietų. Kažkas net neįveikė savo laiptais, nepapaina. Nu ką darysim, būna visko. Nu, atvažiavom į tą savo Gradialį. Eisim kambariuko žiūrėti. Kažkada buvom čia tam senam korpuse. Ir registratūrą jau įsimėjau. Aš kažkada tam senam korpuse buvom, o dabar va, čia tas naujas, kiek suprantu. Nu, bus matyti. Čia gal droną pasileisiu iš kažkur, kad iš viršaus nufilmuoti. Va, jau Vilma nuvarė iškart. Nu, reikia manyti, ką darysi. Nu, va, kambarį gavom, pasiėmėm. Kaip ir nieko tas kambariukas. Kaip ir, nežinau, kada kambarys gal net sakyčiau atostogų parke. Nu, bet balkonas va yra, čia toksai, gal ir nieko. O statybos matosi labai gerai, čia dabar ten stato dar turbūt Gradialį kokį pratesimą. O taip pat, nieko, tvarkingas, švarus, gražus, vandiškiai yra. Tulikas tyra, į lauką nereiks eit, vietoj viską galėsi padaryti. Va, tvarkoj, nėra blogai. Nu va, televizorius bus, Neptūną galėsim sirgti gerai čia jau. Tai kaip toksai atsisėsim va čia būdu ir žiūrėsim, kur Vilma sėdi. Su alaus bakalu rankai, arba su vandens taurė. Balkonas gana jaukus, nemažas. Į saulės pusę po pietų, į vakarų pusę, tai čia pasidėti gal nieko. Šiandien kaip 2 vasaros diena, gana šilta, vakar dar šilčiau buvo. O toliau čia buvo, taip įdomiai, čia kažkas, čia gal gyvenami namai, nežinau kam jie priklauso. O čia vėl jie kažkas stato, ten toliau matosi
buvęs Lino baseinas, tas žemusis. Ten, kas ten dar, tai tenai pats Linas naujasis tas yra. Kaip ir nieko, aišku. Aišku, vaizdas ne jūra, bet matėmės tos jūros. Baro turinys laukia eina visas mini baro ir parvyksta mūsų turinys, mūsų maistas, užkandas, bet taip atsivežėm kaip čia mėnesį gyventojam. Nu nieko, ką atsivežėm, tą parsivežėm. Jo, žmonės pavalgantys esam. Reikia valgyti, kol dar gali nusipirkti. O paskiau jau šlapiakus tas pigiasias imsim. Vėlima čia įsibūrė. Aš nebėjau, gali įsibėgti. Jeigu jūs netrauksi, nebėgs. Nu, eik, maudykis, džiaugis gyvenimu. Ne čia Vilma, o tenai. Vilma. Nu kaip ir nieko tos visos variantus. Nu eik į lauką. O taip atrodo gradelio vidus, labai neblogai. Gana. Ypač labai gerai atrodo tas ekranas. Kaip tau čia? Nu tu nieko neturi. Nu tai kas yra? Nu tai yra kas yra. Ale Krishna. Aš galvoju, Ale Krishna. Ne Krishna čia. Susiporavai su Ale Krishna. Ne, viskas gerai. Gerai šiltas dubenėlis. Toks jau... Ir stigmas neapgavo. Vat nuo to engelmanalaus man ir pradėjo galvos padėti. Na, Vilma čia kuzinasi. Kūrikiai. Karštas. Čia yra suolas, Vilma. Sės. Gerai. Žiauriai karštas baseinas, žiauriai. Čia išvirsim. Čia galime vėžių svirti. Bus sriubos. Kokia bus kaidės kopūstų gal. Bum. Nu, eisim dabar į tą greitą upę, kaip čia vadinasi. Eik. Eik, vaikai, eik. Nu, įlipsi. Eik dabar tenai, plauk.
Nu ir pagavo srovėtą, jau pagavo. Ir pašalo, gerai čia. Čia gerai neša, Vilma neša, non stop. Nedasieksi tu. Nedasieksi. Nu, kaip tu dasieksi? Nėra šansų to. Pasileido, žiūrėk. Paleidai šaunuolę. Leisk, aš varysiu. Mane leisk pravaryti. Agirdi. Nu. Dabar dar šiek. Dabar žiūrėsim filmą apie ryklius. Tas ryklys, tenai rykliai, čia ne rykliai, čia maistas ryklių. Va, praplaukė, dar vienas. Все, praplaukė, galime eiti. Važiuojam namo. Eik. O, pirmą dieną pasimaudėm. Kaip gerai netoli liftų. O čia mano lova. Im kortelę, čia yra kišeniukė. Tu kišenėlį važiuoji. Viskas. Pirmos dienos pramogų pabaiga. Finish. Nu dabar toks mažas įvertinimas. Gradialio su atostogų parku. Todėl, kad ten daug kartų buvę, čia antrą, bet čia, ta prasme, naujas yra. Tai kambarys viens prie vieno, biškai gal didesnis, aišku, čia naujesnis, tvarkingas, švarus, tik tai televizorius dabar toks padidumo. Vat lova čia yra jo, čia 2 ant 2, o tenai yra biškai mažesnė, bet ir gal čia, nu, vaizdas per balkoną tenai pievas, į laukus, į namus, čia kaip į statybos. O šiaip kol kas tas ant to. Nu, vyksta pasiruošimas išėjimui į miestą antros dienos. Kažkas tik tai 1, 2 ir pasiruošė, kažkas ruošiasi. Ir jis ir pasiruošė. Nu va, keliaujame į Palangą. Gal ką ten rasim įdomaus, niekad nesam buvę, pirmas kartas Palangoje mūsų. Šiais metais, ar ne? Ne šiais metais, nu nesvarbu, vis tiek važiuojam. Tai va keliavam. Aš gyvenau Palangoj. Ai, Vilma gyveno visą mėnesį Palangoje. Nu, bet ne centre. Laukiam Bolto. Iš kažkur atvažiuos, iš kurios pusės, nežinau. Uch, ty. Nu kaip, tau. Ką? Liuks. Liuks. Nu va, atvažiavo 2 kaimiečiai į miestą pasivaikščioti. Vaikštom, dabar taip jaučiamės kažkaip tai smagiai didmiestį. Žmonių nedaug šiandien dar. Kaip tau liuks? Jo, liuks. Ai, žmonių nedaug. Paprastas dienas, žinai, nereikia tenais trintis pečiais. Bet vis tiek yra žmonių. Nu, yra čia Palanga. Čia tau ne Klaipėda, čia Palanga. Pirma stotelė pas močiutės yra va. O toliau bus matyt, kur eiti. Bet man atrodo vėl grįšim čia pavalgyti. Dabar tik alaus. Jo, aš turbūt taip nebus, kad žmonės valgo skaniai gatvės.
Tai va, tokios naujienos. Bet žinai, kad ten... Aišku, ten tos duonos būtų galima paimti, nu, bet šitokia porcija, va tiek, va toks kainas duonos, 7 eurai. Nu, nesvarbu, bet kur tu įdėsi. Tik nesąmonė, nu. Čia ta duonos, tai čia ant 4 kokių žinot, o tada gal. Ir tada jau nieko nevalgyti, žinai. Ėjom ir priėjom, nu dar ne galas kelio, bet į tą pusę, bet neįsim į galą, ne? Neįsim į galą, Ilma. O, parvaro dviračiai, netrauk. Važiuoja laukiniai kažkokie. Nu, tai būtinai priduosim į policiją. Žinoma, tai negali važiuoti, supranti? Ne, Jau pavargo žmogus prašosi, nori pailsėti. taip atrodo. Nu va, tiltą aplankėm, dabar einam toliau, bet tokių laikų Palangoje žmonių mažai kaip vasaros pradžia, 3 dieną ar 4 šiandien. Mažai žmonių, mažai. Ką darysi? Nu, viskas normaliai. Ką? Normaliai, bet su mano kojygiai iššūkis buvo. Žinai, nes tokie rėsti laiptai į apačią. Su bulvių košė šaltibarščiai. Nu, papasakok, kaip tai skanų šaltibarščiai, kaip mučytis. Bulvių Tinka. košė su špyžutės. Čia tavo šaltibarščiai, čia mano šaltibarščiai. Aš turiu 2 šaltibarščius. Tavo geriau. Skanaus. Nu va, Vilma gavo savo cepelinus, nežinau skanus, ne, bet esam valgyti Labai skanus. skanus, labai. Čia man davė tokį mažą gabaliuką mėsos. Gausiu valgyti, ką darysiu. Komplimentas nuo baro. Skanus, nedaug, bet maloniai nuteikia. Nu ką, viskas. Trumpas atostogos baigėsi. Net ne atostogos, toks poilsis. Tai va dabar iki pilnos laimės beliko sėdėti čia, sulaukti, kad Neptūnas laimėtų. Nu ir tada jau bus viskas pilnai, kaip turi būti. Dabar laukiam to viso reikalo. Va taip.